Spalio 24. Vesdami jį, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Luko Evangelija 23 skyrius 26 eilutė. Mes dažnai pagalvojame, kur buvo Petras, Jonas ir Jokūbas, kodėl jie nematė savo viešpaties naštos ir nebėgo jam padėti. Jeigu mes linkę pavydėti privilegijos, kurią turėjo Simonas, padėdamas viešpačiui nešti kryžių, tai pagalvokime, kiek daug viešpaties brolių kasdien neša simbolinius kryžius, todėl suteikimas jiems pagalbos yra mūsų privilegija. Prisiminkime, kad viešpats sutiko pripažinti kiekvieną patarnavimą, atliktą jo ištikimiems pasekėjams, lyg tai būtų padaryta jam. Taip kaip medinis kryžius nebuvo sunkiausia našta mūsų viešpačiui, taip ir jo pasekėjai turi kryžius, kurių pasaulis nemato, bet broliai turėtų tai suprasti. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip išpildysite Kristaus įstatymą. Dėl nusilpimo kryžius įsekino Jėzaus jėgas iki ištvermingumo ribų, ir tuo metu Dievas numatė reikiamą pagalbą, nors Simonas padėjo nenoriai. Šis tekstas leidžia suprasti, kad Jėzus nešė tą dalį kryžiaus, kur susijungė skersinis, todėl nešė jo sunkesnę dalį. Be abejonės, Jėzus nešė sunkesnį kryžių nei mūsų. O kai nešame savo kryžių, galime paliudyti, kad Jėzus neša jo sunkesnėje dalį. Jis žino, kokia mūsų prigimtis, žino mūsų silpnumą, todėl eina mūsų priekyje, nešdamas mūsų naštos sunkesnėje dalį. Ir taip, savo malonės dėka, padeda mums ištverti iki galo, nors yra įvairių kliūčių. Klausimai: ar šią savaitę gavau pagalbos apvaizdos dėka? Kokia buvo apvaizda? Kokios buvo pasekmės? Vesdami jį, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Luko Evangelija 23 skyrius 26 eilutė.